Taigi, pone Vadai, neskubėkit kol kas, aš tiesiog žiūrovams gal, kurie ne visi žino, kas yra 20 laipsnio šaknis, tai tarkim 2 dauginį iš 2, tai yra 4, tai yra kvadratinė šaknis, dar iš 2 8, tai yra jau 3 laipsnio, paskui 16, 32 ir taip toliau. Tai čia yra tas pats skaičius padaugintas 20 kartų pats iš savęs. Ir dabar reikia surasti iš tų daugybės, kuriuos aš skaitysiu, o ponas Vaidotas juos matys, manau, kad matysite televizijos žiūrovai. Kai jis pasakys teisingą arba neteisingą atsakymą, mes pamatysime teisingą atsakymą ekrane. Jeigu jie sutaps, eisim prie kitos skaičius. Galim pradėti? Gerai, pone Vaidotai, pirmas skaičius. 25 skaitmenys yra jame. 1 septilijonas, 208 sekstilijonai, 925 kvintilijonai, 819... Skaičius 16. Taip, pažiūrėkime, ar tai iš tiesų 16. Taip, 16, bravo. Gerai. Pone Vaidotai, ištraukite 20 laipsnio šaknį iš šio skaičius, kuris yra iš 29 skaitmenų. 42 oktilijonai, 391 septilijonas, 158 sekstilijonai, 275... 27. Man atrodo, kad neteisingai. Pažiūrim. 27, bravo. Gerai. Trečiasis skaičius, jį sudaro 35 skaitmenys. 30 decilijonų, 585 naitilijonai, 627 oktilijonai, 290 septilijonų, 848 sekstilijonai, 204 kvintilijonai, 916 kvadrilijonų, 791 trilijonas, 848 milijardai, 989 milijonai, 276 401. Fuh. Pažiūrime, ar iš tiesų. Taip, 53. Gerai. Aš nežinau, kaip balsuoja žiūrovai, bet iš tų, kuriuos aš su kūrybinė grupė paruošiau, galiu garantuoti televizijos žiūrovams, kad šių skaičių ponas Vaidotas tikrai nežino. Liko dar 2. Ketvirtąjį sudaro 38 skaitmenys. Bandom. 69 undecilijonai, 485 decilijonai, 158 naitilijonai, 708 oktilijonai, 621 septilijonas, 551 sekstilijonas, 460 kvintilijonų, 806 kvadrilijonai. 88. Skaitau toliau. 78. Norėjau skaityti toliau, bet čia paskubėjot. Na, kaip sakoma, nieko liko dar vienas, būna ir gudri višta užpakalį išsidilgina. Liko 5. Kol kas iš 4, 3. Šį skaičių 5 sudaro 40 skaitmenų. Neskubėkit, dabar tiesiog parodykit, kaip tai viskas gali būti tiksliai, aiškiai ir gerai. Skaitau. 4 duodecilijonai, 420 undecilijonų, 24 decilijonai, 338 naitilijonai, 794 oktilijonai. 96. Ar tikrai 96? Taip, 96. Bravo.